Sveiki bičiuliai, mano vardas Simona, šiandien pasikalbėsime apie kai ką labai įdomaus ir svarbaus. Greičiausiai įsivaizduodami jaukius ir laimingus namus, mes pirmiausia galvojame apie interjero detalės, lokaciją ir panašiai, bet nemažiau svarbu yra ir tai, kaip mes užtikrinsime tų namų saugumą. Taigi šiandien kalbėsime apie tai, kaip pasitelkus technologijas galime užtikrinti savo šeimos ir turto apsaugą. Šiol klientai įsivaizduoja apsaugą kaip apsaugą nuo vagysčių. Didžiausius materialinius nuostolius sukelia vanduo, ugnis. Ką reikėtų įvertinti įsirenginėjant apsaugos sistemą? Visi šitie komponentai gali būti ir balti, ir juodi, kiti gamintojai turi dar ir kitų spalvų. Įrengus namuose tikrai atrodo negadina interjero, o jį neretai ir puošia. Patekimas paprastas. Authenticated. Nuostabu. Gerai, dabar aš noriu pabandyti. Esu įsitikinusi, kad geriausiai apie namų apsaugos sistemas išmano BSG direktorius Aurimas Januškas. Sveiki, Aurimai. Sveiki. Sakykit, Aurimai, o kuriame etape, namų kūrimo etape apskritai reikėtų pradėti galvoti apie namų apsaugą? Priklauso, kokį būstą turite. Jei, pavyzdžiui, statotės namą, tai reiktų pradėti galvoti jau tada, kada vežate statybinės medžiagas į teritoriją. Jei turite butą, galite pradėti galvoti tik tada, kada jis pilnai įrengtas ir jau planuojate kraustytis. Bet man, pavyzdžiui, atrodo, kad, tarkim, ar ne, aš, sakot, įsirengiu butą ir aš tada sugalvoju, kad man reikia apsaugos sistemos, bet man baisu, kad įrenginėjant apsaugos sistemą reikės sugadinti sienas, nes reikia kažką pragręžti, kažkokius laidus vesti ir Todėl ir sakau, galite, bet nebūtinai turite. Šiais laikais turime belaidės apsaugos sistemas, kurios pilnai atitinka laidinio apsaugos sistemų kokybę, tai galima pradėti rūpintis jau vėliau, paskutinėme etape, tik jokių papildomų remonto darbų, tiesiog susimontuoja ir aktyvuojasi. Ką reikėtų įvertinti įsirenginėjant apsaugos sistemą? Na, sakykime, ar svarbus yra buto aukštas, ar ne, ar tai yra lokacija kažkiek svarbi? Ką reikėtų atkreipti dėmesį, pagrindiniai kokie punktai? Kiekvienas būstas yra labai individualus, tai reiktų suprasti, kad ir rizikos galioja skirtingos kiekviename būste ir automatiškai parenkamų apsaugos priemonių kompleksiškumas yra skirtingas. Tai jeigu jūs gyvenat, sakykime, 6 aukšte, 9-aukščiame pastate, patekimas per balkoną nėra įmanomas, tai tokio buto apsaugojimui galbūt nereiktų net judesio jutiklio. Galbūt užtektų durų magneto, priešgaisrinio jutiklio, vandens nuotekų jutiklio ir viskas. Jeigu gyvenate name, tuo tarpu, ten rizikos yra visiškai skirtingos, jau nekalbant apie vidaus apsaugojimą, yra išorė, laukas, kiekvienas namas yra individualus, ne visi turi ūkinius pastatus, kai kurie materialinės vertybės kaip žaliapjovė, sniego kasimo įrenginius, brangius grilius laiko tiesiog teritorijai, tai ten jau reikia pagalvoti ne tik apie vaizdo stebėjimo kameras, apie lauko judesio jutiklius arba galbūt viso perimetro namo apsaugojimą. Ar sudėtingas apsaugos sistemos įrengimas? Specialistams apsaugos įrengimas namų ūkiam iš esmės tikrai nėra sudėtingas. Belaidės apsaugos sistemos įrengimas gali trukti nuo 2 iki 4 valandų, priklausomai nuo to, kiek komponentų įrenginių yra naudojama. Laidinės apsaugos sistemos įrengimas trunka šiek tiek ilgiau. Dažniausiai pas klientą tenka važiuoti 2 kartus, tai esant būsto daliniai apdailai prasivesti laidus ir po to jau pilnai įrengtame būste pakabinti ir aktyvuoti apsaugos sistemą. Aurimai, o ką paprastai reikia priminti klientam? Klientam dažniausiai reikia priminti apskritai pasirūpinti apsaugą. Aš vis dar girdžiu, ypač iš butų savininkų, gyvenu 8 aukšte, nėra pas mane ko vogt, nieks pas mane nelips, kam man ta apsauga. Tai iki šiol klientai įsivaizduoja apsaugą kaip apsaugą nuo vagysčių. Jie pamiršta, kad 10% visų vagysčių įvyksta iš gyvenamosios paskirties patalpų, bet tai sukelia dažniausiai ne materialinę žalą ir nematerialinius nuostolius, o psichologinius nuostolius. Didžiausius materialinius nuostolius sukelia vanduo, ugnis, butų savininkam parkingai ir sandėliukai.
Ir svarbiausia, ką rekomenduoju nepamiršti, sumontuotas apsaugos sistemas pasijungti į saugos tarnybų stebėjimo pultus, nes vagystės dažniausiai vyksta nakties metu, kada mes miegam, taip mes turim išmaniąsias programėles, galim viską matyti, stebėti, bet leiskim tai daryti specialistam. Tai štai, čia yra viena iš apsaugos sistemų, kurią mes diegiam savo klientam. Čia turim visus iš esmės reikalingus elementus apsaugai ir ne tik apsaugai. Tai čia turim centralę, čia turim durų magnetą, turim standartinį judesio jutiklį. Turim du šitos įrenginius, tai yra klaviatūra ir apsaugos sistemos valdiklį, kurie iš esmės nelabai būtini, naudojant programėlę, tačiau klientai vis dar mėgsta juos turėti gyvai. Kai kas mėgsta išsijunginėti valdiklių, kai kas mėgsta vesti kodą, klaviatūroje jie pro duris. Turime sprendimus, kurie yra priešgaisrinis apsaugos jutiklis. Jie identifikuoja ne tik dūmus, bet ir dujų nuotėkį, smalkių nuotėkį. Tas yra tikrai aktualu tiems, kurie turi židinius namuose. Turime vandens uždarimo sklendę, kuri montuojasi ant vandens įvado. Tai suveikus šiam jutikliui automatiškai uždaroma sklendė, nuotėkio nebus. Turime jungiklius, standartiniai šviesos jungikliai, kurie lygiai taip pat jungiasi į tą pačią sistemą, aktyvuojami, galima juos valdyti, galima suprogramuoti, kad atjungus apsaugos sistemą visuose namuose užsidega šviesos, galima tiesiog ant fotelio išjungti šviesas. Visi sumontuoti apsaugos komponentai jungiasi į vieną sistemą, tiek apsaugos, tiek neapsaugos. Valdymas iš ties yra labai paprastas. Galima aktyvuoti, deaktyvuoti, galima jungti naktinį režimą, čia galima valdyti ir apšvietimą, galima valdyti elektros lizdus, matomi visi įrenginiai įdiegti, galima pasižiūrėti temperatūrą kambariuose, galima matyti sumontuotas kameras. Tai aš ką noriu pastebėti tiesiog labai žmogiškai ir moteriškai, kad labai gražus dizainas, tiesiog labai švariai, labai estetiškai, kad, žinot, nebūtų tų baisių bumbulų prikabinta, kaip įsivaizduoju senais laikais tos kameros. Tai čia viskas labai, man atrodo, tiesiog stilingai labai atrodo namuose, tiesiog. Taip, visi šitie komponentai gali būti ir balti, ir juodi, kiti gamintojai turi dar ir kitų spalvų, tai sakau, gamintojai tikrai daro neblogą darbą ir dizaininę prasme, nes įrengus namuose tikrai atrodo negadina interjero, o jį neretai ir puošia. Taip, irgi montuojasi tokios sistemos patekimų į patalpas, tai yra standartinė įeigos kontrolės sistema, tiesiog su facial recognition funkcija. Jinai turi ir temperatūros matavimo funkciją, kas buvo aktualu per COVID-ą, tikėkimės nebebus aktualu. Taip. Tai va, patekimas paprastas. Authenticated. Nuostabu. Nu gerai, dabar aš noriu pabandyti. Ar tikrai čia veikia? Nepradės čia kaukti kas nors? Oi, ne, tiesiog ne. Stranger. Visada labai įdomios yra žmogiškos tikros istorijos. Tai gal galit pasidalinti, Aurimai, įsimintiniausią savo klientų patirtimi? Galiu pasidalinti pastarąją, neseniai nutikusią, galbūt neįsimintiniausią, bet pas klientę suveikė apsaugos sistema, nuvyko ekipažas, paskambino klientė, ekipažas pasakė, kad viskas gerai, nes nuomininkas, jinai sako, aš niekam nenuomoju savo patalpų. Tai pasirodo, kaimynas išnuomojo butą su sandėliuku, nukeliavo pats iki sandėliuko ir kažkokiu būdu jį atsirakino. Tai jeigu ne apsaugos sistema, galbūt klientė jau būtų radus svetimus daiktus savo sandėliuke. Dėkoju Aurimui už išsamų supažindinimą su pažangiausiamis namų apsaugos sistemomis. Esu įsitikinusi, kad išgirdote svarbios, aktualios ir įdomios informacijos. Na, o tinkamiausių sprendimų savo namams ieškokite užsukę į bsg.lt. Ir dar vienas labai svarbus dalykas. Noriu priminti, kad nepamirštumėte prenumeruoti Realu TV YouTube kanalo. Ir žinoma, pasidalinkite šiuo video su tais, kuriems tai būtų aktualu. Iki!